Nors pasaulinė Žemės diena minima kovo 20 dieną, tačiau Miško muziejaus Girios Aidas atstovai šiai dienai skirtą renginį surengė penktadienį. Paminėti pavasario lygiadienį, o kartu ir pasaulinę Žemės dieną atvyko Druskininkų bendrojo lavinimo mokyklų auklėtiniai, pedagogai ir kiti gamtos mylėtojai. Tądien susirinkusieji dalijosi mintimis apie Lietuvos gamtą, žiūrėjo Jono Bilinsko sukurtą dokumentinį filmą apie mūsų šalyje gyvenančius paukščius. Pasauliniai Žemės dienai skirtame renginyje veikia ir bendrojo lavinimo mokyklų auklėtinių piešinių paroda. Vienas renginio organizatorių, Miško muziejaus Girios Aidas vedėjas Antanas Lankelis sakė, kad šio renginio tikslas – išmokyti vaikus gaminti inkilėlius ir stebėti, kokie paukščiai juose apsigyvens. Tai tradicinis renginys, tradicinė šventė, tradicinis mūsų vaikų susibūrimas. Per žiemą, ką jie išmoko, tai dabar iškėlė inkilėlius, jie turės užduotis išsiaiškinti ir žinoti, kokie paukšteliai gyvena ar negyvena, juos pažinti, tai čia dvigubos užduotis, mokėti padaryti ir pažinti, juos žinoti, kokie paukšteliai, kokie sparnuočiai apsigyveno jų sumeistruotuose inkilėliuose. Pasaulinės Žemės dienos proga Druskininkų savivaldybės mokyklų ugdytiniai ne tik piešė, bet ir gamino inkilus. Akcijoje dalyvavau, kad palaikyčiau paukščius ir galėčiau padėti jiems grįžti ir laikytis Lietuvoje savo gimtinėje. Inkilai reikalingi prižiūrėti paukščius, kad grįžtant jiems būtų kur gyventi ir sukti lizdus. Ar sunku daryti inkilą? Inkilas daryti nesudėtinga, jeigu gauni tėvų ar giminaičių pagalbą, tai visai nesudėtinga. O kam reikalingi inkilai? Inkilai reikalingi, kad paukščiai gyventų juose. Taip pat, kad jie turėtų, kur, pavyzdžiui, sninga, tai kaip žiemą, jie turėtų kur nors pasislėpti. Ar tu myli gamtą ir paukščius? Labai. O kodėl? Nežinau, nes aš pavyzdžiui, įsikvėpiu juose, nes man atgaunu visą stiprybę. Ar sunku daryti inkilą? Tai žinoma sunku, nes reikia žinoti kiekvieno inkilo, žiūrint kokiam paukščiai darai, paukštelį, matmenis, kad galėtum jį padaryti. Daugiau kaip 40 Druskininkų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pagamintų inkilėlių dar tą pačią dieną buvo iškelti Girios Aidą supančiame pušyne.